Išmokti gyventi – tai vienas iš svarbiausių tikslų, kurios siekti jaunam žmogui padeda mokykla. Tai čia mokykloje atsiveria durys į nepriepiamą mokslo pasaulį. Čia išmokstama savarankiškai mąstyti, čia sulaukiama pirmųjų raginimų niekada nesustoti, o vis eiti pirmyn, vis tobulėti ir siekti žinių. Čia jauno žmogaus kelio pradžia, sakė renginio vedėjas Artūras Kausmenis, kviesdamas visus pasidžiaugti šiemečio abiturientų tvirtais žingsniais jų gyvenimo kelyje, puikiai išlaikytais valstybiniais egzaminais. Noriu pasidžiaugti, kad tarp 36 364 abiturientų, kurie šiandieną turbūt yra laimingiausi žmonės visoje Lietuvoje, tarp tų, kurie gauna brandos atestatus, egzistuoja Druskininkuose tokia graži šventė, pakviesti ir specialiai pagerbti tuos, kurie baigė mokyklą su pagirimu. Tai yra tie, kurie visus 12 metų, neatsitiktinai, bet visus 12 metų mokėsi tik gerai ir labai gerai ir šiandieną jų nuopelnai yra įvertinti. Mes labai džiaugiamės, kad egzistuoja tokia tradicija, gana reta tarp visų Lietuvos savivaldybių, sukviesti abiturientus, geriausius savivaldybės abiturientus ir juos pagerbti. Aš manau, kad jiems tai yra labai malonu, kad jiems tai yra dar vienas stimulas žengti į gyvenimą plačiais žingsniais ir siekti pačių geriausių rezultatų. Tai yra pagarba mokytojams, mokyklų vadovams, tai yra palaima matyti ir tėveliams, užauginusiems tokius gerus vaikus ir leidžiantys juos į gyvenimą. Aš manau, kad abiturientai tai vertins ir kad jie visuomet prisimins savo gimtąjį miestą, galvos ne tik kaip į jį sugrįžti, bet ir kaip jam padėti. Ir galbūt praeis kiek laiko ir tie abiturientai atves savo vaikus į Druskininkų mokyklas ir taip pat bus laimingi ir įvyks toks kartų perdavimas, kurio mes labai norime ir kurio labai džiaugiamės. Tai naudodamasis progą noriu dar kartą pasveikinti visus abiturientus ir palinkėti kuo didžiausios sėkmės savarankiškam gyvenime, mokytis, dirbti tai, ką jie apsisprendė daryti, na ir pasidžiaugti, padėkoti Druskininkų savivaldybei už tai, kad taip gerbia, puoselėja ir vertina savo geriausius abiturientus. Taigi aš manau, kad gyvenime žmogui vienas iš vertingiausių dovanų tai yra būtent dėmesys ir įvertinimas tų pastangų, kurios buvo įdėtos. Tam, kad baigti mokyklą tokiais rezultatais, kuriais baigė būtent šie abiturientai, tai yra didelio ir kruopštaus darbo rezultatas, jų ir jų tėvelių be abejo. Tai mes džiaugiamės galėdami bent minimaliai pagerbti, atkreipti tą dėmesį, na ir tuo pačiu paraginti, nepamiršti Druskininkų niekada ateityje. Didžiulis džiaugsmas matant čia kiekvieną šeimą, aišku, kiekvieną abiturientą. Norėtųsi vėl ir vėl iš naujo džiaugtis kiekvieną kartą, nes mes labai tikimės, kad ta akimirka išliks abiturientų šeimų atmintyje, nes norisi dovanoti tikrai nuoširdumą, gėrį, meilę, pasididžiavimą tais mokiniais, kurie pasiekė tokių gerų rezultatų ir linkėti jiems visų svajonių išsipildymų. Renginio metu daug šiltų žodžių išsakyta mokytojams padėjusiems abiturientams pasiekti puikių rezultatų ir žinoma mokinių, kurie jau mokykloje išsiskyrė savo pasiekimais, užsispyrimu ir nusiteikimu darbui tėvams. Kaip ir kasmet pabrėžta, kad mokyklas puikiai baigusių mokinių pasiekti rezultatai – tai visų pačių moksleivių, jų tėvų, auklėtojų, dalykų mokytojų, mokyklų vadovų didelio bendro darbo vaisiai. Šis renginys iš tikrųjų yra unikalus ir puikus, patinkantis ir tėvams, ir vaikams, ir mokytojams, kadangi pagerbiamas mokslas, pagerbiamos žinios, pagerbiami mokinių gebėjimai, stengimas siekti, tobulėti. O mūsų mokykloje paskutinėje laidoje per visus egzaminus lenkščius perėjo tik vienas mokinys. Mes turime vieną mokinę, Karoliną Mikutytę, kuri ir gaus taip pat mokyklos įkūrėjo vardinę premiją. Ir šiandieną čia taip pat jinai bus pristatyta kaip geriausia metų mokinė. Tai yra labai svarbu, nes dėl to ir stengiamasi, kad tave įvertintų, nes jei niekas nepastebėtų, tada kam stengtis. Žinoma, kad svarbu įvertinimas. Ir kokie tavo ateities planai, ar ketini kad nors sugrįžti į Druskininkus po mokslų, po studijų? Taip, aš labai noriu čia gyventi, nes, kaip matot, kurortas tik gražėja. Žemyn nesirita ir tikiuosi, kad kils tik aukštyn ir manau, kad čia gyvensi ateityje.
Mes labai džiaugiamės, kad tikrai mūsų įvertina, nes mes tikrai labai daug dirbame ir labai daug stengiamės. Ir mūsų miesto savivaldybė tikrai surengė nuostabų renginį mums pagerbti ir mums parodyti, kad mes tikrai esame labai svarbus ir kad mūsų pasiekimai yra tikrai matomi ir mumis didžiuojasi. Šiemet geriausiai mokyklas baigusiems abiturientams įteiktos Druskininkų savivaldybės įsteigtos 200 litų premijos ir padėkos, taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos dovanėlės. Atgauti jėgas po įtemptų mokslo metų abiturientai galės ir Druskininkų vandens parke. Šventė jaukumo suteikė Ryto gimnazijos mokinių Guodos Urbonaitės ir Pauliaus Mikelevičiaus bei atgimimo vidurinės mokyklos mokinių Akvilės Ambrasiūnaitės ir Evitos Cololo atliekamos dainos. Nematuokite savo gyvenimo kelio vien laimėjimais, nereikšmingais arba labai svarbiais. Geriau plačiai atmerkite akis ir branginkite visą, kas pasitaikė tame kelyje. Gerėkitės gėlėmis, kurios auga, kad pradžiugintų jūs. Mėgaukite saulėtekiu, džiaukitės vaikų juoku, lietumi ir paukščiais. Įsileiskite visą tai į savo širdį. Nėra kelio į laimę, laimė yra kelias. Cituodamas Veino Dairio žodžius abiturientams linkėjo renginio vedėjas Artūras Kausmenis.